Kodėl jaunas susižavi seniais? Tu geriau galėtum žinoti. Ko mes čia sėdim, Leonai? Anksčiau tu niekad šito neklausdavai. Viskam ateina laikas. Ar nemanai, kad mums atėjo laikas pasakyti vienas kitam viso gero? Ne, Leonai. Net jeigu mes vienas kitam pasakytume viso gero, juk tai nieko nereikštų. Žodžiai nei sujungia, nei išskiria. Mes taip retai, kur išvažiuojame. Aš taip seniai laukiau šito vakaro, bet kad viskas taip... Mes net negalim būti atviri vienas kitam. Leonai, baisi šitą painiavą. Juk tu žinai, kam aš esu pasiryžęs. Mes susitinkam su žmona po vienu stogu kaip du pažįstami. Bet ji myli tave. Betgi mes būsim laimingi, Deima. Kaziūn. Tu mėgi, Kaziūn. Ar aš? Išjungsi, gana. Ne. Aš žiūriu. Žiūrėk, negaila. Bet jeigu mėgi... Kas tau miega? Kad užmerkiu vieną akį, tai manai nematau. Renata užmygo. Miega. O tos nėra. Pareis. Pareis. Žinoma, pareis. Kur dėsis? Kalbinį gerai žinau. Ai. Kokia aš negera. Leo, kokia aš negera. Leo. Važiuokim namo. Deima, kas tau yra šiandien? Mes mylim viens kitą. Nereikia. Leo, aš tave labai myliu, bet nereikia šiandien. Važiuokim namo. Jeigu taip nori. Kodėl neinat gult? Kad nevėlu. Pagaliau. Gal pasakysite man laiką, kada turiu pareit? Patys savo grafiką turėk. Sekat kiekvieną žingsnį ir pranešat, kurią valandą grįžtu. Neskėdaliuk. Galit, labai prašom. Važiuokite dabar jūs. Sakykite, trankosi per naktis. Sakykite. Vaiką pasiimk. Man darbas rytoj ir pailsėti rūpi. Mane tavo lekcijos. Kaziūne. Kaziūne.
Seniai sakiau tau, parašyk viską, pranešk. Bet ne ir ne. Ir man užgyniai. Girdi, nuvažiuosiu, akis į akį pasišnekėsiu. Nu, važiuoj. Ko? Ką pasakei? Tau viskas va taip. Ant svarstyklių užmeti. Ir dar pirštu paspaudė. Labai čia man. Deimantė. Tūkstančius kilometrų nuvažiavai, taip nieko ir nepapasakojai. Kodėl Deimantė man nerašo? Rašo. Nelengva jai. Sunku vienai moteriai. O dar jaunai, gražiai. Vyrui kita šneka. Ir tai visko būna. Aš vis galvoju. Negalvo blogai. Jie augina Renatą, rūpinasi mergaitė. Aš negaliu gerai galvoti, tėve. Negaliu. Blogai nereikia galvoti. Štai ką aš noriu pasakyti. Sugrįši, susitvarkys. O jeigu ne? Viskas nuo tavęs pareina. Nuo manęs. Renatėlė, labas rytas, tai kaip, eisime į darbą? Labas rytas, nesirūpinkit, šiandien aš nuvesiu. Aš noriu, kad tėtukas. Tėtukas tave kiekvieną dieną veda ir aš noriu Jeigu tave nori, nuvesti. tai ir ves, kad tu tėtuką ateisi manęs pasimti. Ateisiu. Būtinai ateisiu. Ar aš galiu sužiūrėti, kai šitiek? Vaikai, kur Renata? Na, matot, o jūs ieškot. Reikėjo mane taip išgąsdinti. Bet kas galėjo išsivesti? Žmona dirba, o Marti taip pat tokiu laiku negrįžta. Iš kur man žinot? Kas atveda, kas įsiveda. Įsivedė ir viskas.
Klausau. Čia aš dėl Renatos. Ar ne pas jūs, Renata? Pas mane. Aš buvau taip išsigandęs. Be reikalo. Tai aš visuomet parvesdavau Renatą. Kodėl jūs? Manau, jums nereikėtų priminti, jog aš esu Deimantės motina. Žinoma. Žinoma. Dainava. Žaliakalnis. Ką? Negalėjau ilgiau ten pasilikti. Vakarienė ant stalo. Labą rytą, Eugenija. Aš vakar norėjau tau pasakyti. Tu vakar man norėjai pasakyti labą rytą. Prisėskim. Ir ramiai apie viską pakalbėkim. Mes pragyvenom 16 metų ir sutarėm neblogai. Tu man buvai dėmesinga, aš tau taip pat. Leonai, kalbėk tiesiai. Bet matai, kad mes dabar vienas kitam nereikalingi. Nereikalingi. Taip nereikalingi, seni pažįstami. Ir mes turim būti protingi. Į viską žiūrėti blaiviai, gyvenimiškai. Aš skyryboms neprieštarausiu. Taip ir maniau. Aš taip ir maniau. Nes matai, kai nėra vaikų, tai viskas paprasčiau. Tu pasidarai labai iškalbus. Bet matai, yra dar viena klausimo pusė, kurią mes turime aptarti. Tai būtų reikalai. Viskas bus taip, kaip tu norėsi. Bet juk tu žinai įstatymą. Ir žinau, kad tas įstatymas tau neparankus. Todėl kartuoju. Viskas bus taip, kaip tu norėsi.
Dar niekad nebuvo, kad manęs kas ieškotų. Sakė, kad žmona ir kad nori asmeniškai pakalbėti. Aš klausiau, ką perduoti. Klausau. Na, va pagaliau. Vos suradau tave. Šįryt skambina, atidarau duris, stovi vyras ir ieško. Sūnus tos. Negali būti. Šitiek metų. Gal taip kas? Sakau, gi tau jis taip ir pasakė, kada tėvas bus namie. Ar girdi? Girdžiu. Man tai kas. Bet man atrodo, kad geriausiai būtų, jeigu tu išsigintum. Nieko nežinai ir baigta šneka. Tai tu nori, kad aš sūnaus įsižadėčiau. Žiūrėk, jeigu kas, kad paskui netektų gailėtis. Grįžo tuščiom, sako, šį ketvirtį jokių vilčių. Tada aš pats nuvažiavau. Aha. Viršininko sekretorė. Pavašinau lietuviškais saldainiais. Aha. Taip. Paskui pasiūliau kukliai papietauti. Taip, sėdim, valgom. Pagaliau paaiškėja, jis su viršininko žmona geros draugės. Supranti? Pagaliau vakare pasikviečiu ir draugę viršininkienę. Supranti? Kalbamės, viršininkienė labai simpatiška moteris, domisi daile, užsiminė apie Čiurlionį. Pasisakiau, kad aš įdievinu, pažadėjau atsiųsti reprodukcijų albumą. Mamytė, čia tau. Ačiū. Po to paimu taksi, vežu į namus ir vėl užsimenu. Tu dar nematei mano naujos skrybėlaitės? Ne? Kaip? Labai gerai. Paskutinė sezono mada? Gal nori sakyk? Jeigu patinka, po švenčių ir tave nusivesiu. Pas kepurininkę. Ačiū, mama. Nežinau. Na, nereikia taip, dukrelė. Ašgi matau, kad tau sunku. Teisingai, galva aukščiau. Ir apskritai, į viską reikia žiūrėti paprasčiau ir šalčiau. Kas tas viskas, mama? Aš apie jį kalbu. Štai jis grįžta po 2 metų. Šitiek laiko praėjo. Kas tarp jūsų liko? Pasakyk man kaip motinai. Ar tu jį tebemyli? Nežinau. Kartais man atrodo. Kas tau atrodo? Ne, mama, aš nieko nežinau. Ir tu manęs neklausinėk! Aš po to, sekantį rytą, 9 valandą, aš jau viršininko kabinete. Popierius ant stalo, viršininkas parašo ant popieriaus, viskas tvarkoj. Lapkričio pabaigoj gaunam naujas stakles. Taigi aš ne savo, fabrikui, visuomeniai, jeigu nori respublikai. Aleksis, Vis dėlto pažinai tėveliuk. Taip jau atsitiko. Taigi visko atsitinka tam gyvenime. Žiūrėkime, Aleksiau, Ielos barą va čia pat.
pasėdėsim, pasikalbėsim. Viktoras negrįžo? Ne, dar. Netrukus turėtų. Galima. Niekad anksčiau neužeidavai. Tu mane pakviesdavai. Dėkui. Kaip motina laikosi? Nežinau. Seniai matei? Greit 5 metelių. Ji ten pat gyvena. O kur jai daugiau dėtis? Pasirankė paplačių tėvynę ir sugrįžo. Tai štai koks reikalas, tėvai. Draugelį man idėją siūlo. Nežinau, kaip tu pažiūrėsi. Na, sakyk, Aleksiau, viską klok. Tu, motina, palikai, aš dar negimęs buvau. Pats žinai. Toks negeras metas buvo, kad viskas taip susidėjo. Ne, nereikia teisintis. Paties nekaltinu. Aš suprantu, Aleksiau. Tu žinai, kaip jį gyveno? Aš ne kartą galvojau, aš vis ruošiausi. Tu ir vėl teisinės? Ne. Tai štai. Man draugelį ir sako. Sako, paskaičiau, Aleksiau. Kiek tavo tėvas turėjo išmokėti per tos 18 metų? Aš sakau, nežinau. Tai jisai galėtum pasakyti. Tai jie man ir sako. Tai eik savo tėveliu ir paklausk. Tu ko taip ilgai tyli? Turbūt nemenka sumelė susidarytų. Turbūt nemenka. Tu gali man pasakyti, jeigu toks gudrus išieškok per teismą. Žinau. Ir tu nieko nelaimėsi. Paimk alaus. Ką? Alaus paimk. Su lengvom mašinom tokiam turėtų, žinai, tokius Mercedesus kažkokius, tai žinai, poniškai nusiteikia viską. Tai ten siauras. Paskui tokius, kur įtekta šūkupis pats iš to į tą akmeną. Tai mes eidom bachūrai, kaip vadinasi tos žuvis. Tokie, atsimenti, reiškia, ten buvo, atsimenti, navigacijai trukdė nuskendus baržą iš karo laikai. Ten mums patys žvėjai paskui išėjo. Tokia kur barža, toks laivas buvo nuskendęs ir jis buvo tokiam gyly, kad jų pastatytas buvo ir bet visai laivai turėjo peiti. Ne, juokant. Tai ką man pasakyti draugeliams? Pažįsti Viktorą? Aleksiau, tu jį pažįsti? Pažįstu, o kas? Štai ką aš tau dabar pasakysiu. Susipažinau. Pirma su juo, o paskui su tavim. Nes pasiutiškai norėjau pamatyti, kaip atrodo tėvas, kuris išaugino tokį Viktorą. Kuris į brolį. Į benkartą. Aleksiau,
Aš nesuprantu, ką tu kalbi. Aš irgi. Nesuprantu. Kaip taip gali būti? Malonėkite išlipti. Į ką einam? Bet ne viskas. Prašom. Viskas susimiršo, Eugenija. Tu dar jauna.
Galėtum pasibelst, mama. Žinai, vakar skambino Petrašonis. Jo sūnus grįžta. Kam sūnus, o man vyras. Mama, nenustebk, aš išteku. Taip, mama ir tėtė. Viskas nuspręsta. Kas jis? Viktoras Petrušonis. Aš klausiu, kas jis toks, dukrė. Darbininkas, mama. Dar nevėlu ir mes galime imtis priemonių. Gerai žinai, dukra, kas tu esi ir ko verta. Taip pat jauti, kas tu tėvas? Darbininkas. Susigiminiuosim. Darbininkas. Tėvai darbininkai. Aš lenkiu galvą prieš darbininkus. Mūsų įmonėje 2000 darbininkų ir aš džiaugiuosi. Na, tačiau jeigu tu nori galvoti apie savo ateitį, neužmiršk, kad už ją esi atsakingas. Ką tu žinoma, tai labai gražu. Dabar nebe tie laikai. Taip, nebe tie laikai. Tačiau ne visoms gyvenimo sritims šiuos žodžius reikia taikyti. Juk mums ne vis tiek. Kas ateis į mūsų šeimą? Su kuo mums reikės bendrauti? Bent mane verčia jūsų saldus gyvenimas. Aš galutinai nutariau. Išteku. Man atrodo, kad daugiau diskutuoti šio klausimu nėra jokio pagrindo. Taip, galėjai pakvailiot jaunystį. Per vėlu. Viskas per vėlu. Kodėl per vėlu? Mudu su Viktoru laukiame kūdikio. Tu dar šiandien nieko nevalgi. Dukrėlė, kodėl tu nepasikvieti Leoną į namus? Nereikia, mama, apie tai. Bent dabar. Ir atidėlioti nereikia. Jis vyras geras, ne koks nors plevėsa. Ir darbuotojas geras. Direktorius apie jį labai gerai atsiliepia. Iš kur jūs tai žinot? Tėvas pasidomėjo, tarp kitko žinoma. O juk labai svarbu žmogų pažinti. Ir vėl prasideda. Ir vėl. Mama, būk gera, palik mane vieną. Na, ko tu purkštauji, ko? Renata maža, pripras. Kaip tik kol maža. Na, kas jei tas, be nei prisimena jį tėvą. Juk 2 metai praėjo. Mama, aš tavęs dar kartą prašau, palik mane vieną. Prašom įsivilkti. Aš esu Petrušonis. Aš jūs pažinau. Taip? Taip. Deimantė rodė kažkada vestuvinės nuotraukas. Prašom. Na kągi, susipažinsim. Rumšienė. Taigi, kada tenka susipažinti. Ką padarysi, toks jau gyvenimas? Margas. Prašom. Aš labai trumpam. Taip. Norėjau Martelę pamatyti. Deimantė turbūt namie. Prašom toliau, atsiras jinai. Oi, Renatėlė, vaikeli. Ar labai pasilgai senelio? O kaip? Oi, Renatėlė, negalima šitaip, tu jau didelė. Prisėskit, draugas Petrušonį. Renatėlė,
Tu pašauk mamytę, gerai? Gerai. Gal kavos išgersim? Ne, jūs nieko neiškokit. Aš pavalgęs. Prisiskit, draugas Petrušonį. Pastovėsiu. Jūs man leiskit, bet aš būtinai. Kodėl jūs nesėda, draugas Petrušonį? Viktoras rytoj parvažiuoja Deimantį. Štai aš ir atėjau. Jūs jau vakar sakėte, draugas Petrušonį. Taip, aš prisimenu, ką aš vakar sakiau. Vakar pasakiau tiek. Perduokite Deimantai, kad grįžta jos vyras. O dabar sakau, jis grįžta rytoj. Tėtukai, kodėl neteini manęs iš darželio pasiimti? Renatė, lėk čia. Tave močiutė parsiveda. Aš noriu, kad ir tu ateitum. Aš ateisiu. Ir tavo tėvelis ateis. Jis rytoj jau grįžta. Deimantė, nusivesk mergaitę į savo kambarį, tegul ten žaidžia. Renatėlė negražu, čia suaugę. Ar tikrai rytoj mano tėvelis grįžta? Taip, rytoj grįžta. Na, ar tai bus Martelė, ar kitaip, jūs abu nutarsite. Tu, Viktoras, bet reikėtų tau pareiti pas mus. Išeidamas Viktoras paliko tave. Tegul ten ir randa. Taip geriausia bus. Draugas Petrušonį, ar jums netrodo, kad jūs kišatės ne į savo reikalus? Nederėtų. Kodėl tai ne mano reikalas? Čia mūsų visų reikalas. Taip, mūsų visų. Tik pirmiausia Deimantės. Ir mano kaip jos motinos. Todėl aš atėjau pas jūs. Aš Viktoro tėvas. Draugas Petrušonį, jeigu jūsų sūnelis, atsiprašau, aš kalbėsiu tiesiai, suvedžiojo mano mergaitę ir dar užkrovė tokią naštą, tai nemanykit, kad jinai temps ją visą gyvenimą. Kodėl tu? Išprotėt galima. Deimantė. Prašau tavęs, Deimantė. Žinoma, jei dar ne viskas baigta. Na, kaip tu čia dabar? Na, kaip tu čia dabar? Na, kaip tu čia dabar? Sveika, mama. Mamai, tėvai, ir aš nesakiau, atsirado. Nu, bet kaip tu čia dabar nesuprantu? Aš buvau stoty, dairiaus. Tavęs laukiau. 2 kartų buvau stoty. Dieninio laukiau, vakarinio. Na, kaip aš tavęs nemačiau? Kaip tu galėjai mane matyti, tėve, kad aš dar važiavau? Na, nepūsk miglų, Viktorai. Aš per Maskvą grįžau. A, per Maskvą, tai matai. O gal ir gerai, kad buvai užsukęs. Aš irgi, kai pas tave buvau, tai grįždamas norėjau užsukti į Maskvą. O ko tau dabar seniui? Matai, atrado senį. Žiūrėk, kada nors ir pavažiuosim su vaiku į Maskvą. Negi mamą paliksim, tėve, vešimės ir ją. Einam vidun. Gerai. Kambarius naujų perdažyt. Taigi, pereitą vasarą. Bet kad šįmet atrodo ir vėl reikės. Kažkaip nauja namie. Nieko. Gyvenam. Tavęs laukim. Va dabar sulaukim, tai pati didžiausia naujiena. Gal vieni ir gyvent, kad taip tylu. Kur Deimantė? Pas savo motiną išėjus. Seniai. Jau bus
Koks mėnuo. Išalkęs po kelionės, Viktoriuk. Žvalgysim. Tėvai, tu nebūk svečias. Vyriškai save suimk. Kareiviškai. Na, sėdam prie stalo. Svečių šiam vakarui nekvietėm. Švargės, sakom, būsi. Gal kitą kartą, vėliau. Nebūk mažas ir negadink savo nervų. Jeigu aš taip viską karštai, psichiatrinį šiandien gulėčiau. Ko įsproginai akis, tėvai? Aš sakau teisybę. Gal jau tada buvo išėjus tėvė, kai tu manęs lankyt buvai? Ne. Taigi aš tau sakiau, prieš mėnesį kokį. Tu man tada nieko. Tylėjai. Net kai užsiminiau, tylėjai. Taip, sūnau. Aš tikėjau dar, kad viskas išeis į gerą. Nenorėjau tą sakyti. Nors galvojau apie tai. Bet man atrodo, kad tu viską ir be mane žinojai. Valgyk, Viktoriuk. Žinojai? Skandai. Žinojai. Duok vaikui ramią galvą. Buvau vakar pas Deimantės motiną. Ko? Nu, kad pareitų norėjau. Parsivarysi mane. Parsivarysi. Sūnų žmoną parvaryt norėjai. Senio galva. Tai jau šitaip dabar, Viktorai. O ką aš tau sakiau, kai tu ženytis užsinorėjai? Sakiau, neskubėk, kariuomenę atbūk. Ką gal, nesakiau? Va, kai jau piemenys į lovą sugula. Mama, atnešk ko nuo šalto atsigerti. Tuoj. Pasakysiu ir aš. Mokai, kodėl savęs laiku nepamokai. Norėjai, kad ir aš Deimantę palikčiau su vaiku. Taip, kad būtų augęs dar vienas Aleksiukas. Ką tu, pažįsti jį? Aleksių pažįsti? Kolonijoje sėdėjo. Ak tu jį saugojai? Kaip ir kitus. Kaip tu jį galėjai pažinti? Sakau, to ten buvo Aleksius. Tikriausiai kaimynai. Mes taip ir manėm. Viktorai, tėvai. O, Renatėlė, labas, Renatėlė. Na, ar labai pasilgai senelio? Labai. Sveikas, Viktorai. Tėtukai, kada mes eisim kokteilę gerti? Tave dabar tėvelis nusives.
Čia juk tavo tėvelis, Renatėlė. Tu tikriausiai manęs nepažįsti. Pažįstu, mano mamytė nuotrauką rodė. Ateik pas mane. Ateik. Nenoriu. Tu kada čia taip mėgdavai, kai aš tave nešiodavau? Prisimenu. Ką tu prisimeni? Kaip tu mane nešiodavai. Ejau. Ji viską prisimena. Eik. Eik pas tėvelį. Tai sninga ar ne? Na, jau sninga. Keliam stogą nuslėpkis. Nuslėpkis. Ir meška miega, dabar miega. Miega. Jau baigė. Jau baigėsi. Ir sako, eina. Mišku guli meškutė miega. Žiemą, bet sniego. O pas mus tik raudonas. Mes tik ką grįžom iš šiaurės. O kaip jūs čia gyvenat? Gerai. Gerai. O pas mus daug sniego. Buvo. Pas mus ir daug. Daug labai. Renata, mums metas namo. Tu išeini? Pas motiną. Taip reikia, Viktorai. Išeini. Vadinasi. Aš norėjau tave pamatyti. Viktorai. Cecho viršininkas, draugas Raižys. Tėvas. Mano mama. Prašom susipažinti, draugė Kregždė, draugas Kregždys. Čia mano sūnėnas. Labai malonu. Žmona. Žmonikė Deimantė, būsima kareivienė. Meška neįtaikysi. Tu manęs lauksi, Deima. Lauksiu tavęs. Viktorai. Lauksi. Lauksiu, Viktorai. Lauksiu tavęs. Lauksiu.
Nesveikuojat, viršininkė? Trečią dieną temperatūra laikosi. Net pažįstate? Jums linkėjimai nuo Viktoro. Ačiū. O kaip jis? Bus to jau metai? Jūsų temperatūra. Prašom beilės. Alio? Alio? Alio, aš nieko negirdžiu, nieko nesigirdi, alio. Jūs perskambinkit, prašau. Jūs girdit mane, alio? Negali būti. Nu taip, taip. Ne. Nu aišku, buvo įdomu. Savaime aišku. Alio. Leo, čia tu? Deimantė? Taip netikėtai. Tu manęs nelaukiai. Aš visada laukiu, bet dabar... Nusivyliai. Ką tu, Deimantė, aš džiaugiuos? Kas naujo? Aš matai užsivertęs visokiais darbais, reikalais. Kaip tu? Tiesa, iš kur tu skambini? Iš gatvės. Iš gatvės? Ką tu dabar veiki gatvėje? Leo. Aš noriu tave matyti.
Tuoj pat. Mes turime dingti iš čia, išvažiuoti. Aš nežinau kur, bet labai reikia. Daima, tu gali įsivaizduoti, kas tai yra remontas? Baisu. Dar savaitė, Daima, ir viskas bus tvarkoje. Daima, tu supranti? Alio, Daima, tu girdi mane? Alio, Daima, tu girdi mane? Alio. Draugė Eugenija, šeimininės bėdos skaudžiai traumuoja. Tai visiems suprantama. Tačiau darbas yra darbas. Ir aš negaliu specialiai skirti žmogaus, kuris jūsų brėžiniuose taisytų klaidas ir netikslumus. Jūs, Eugenija Raižienė, sutinkate, kad jūsų santuoka su Leonu Raižiu būtų nutraukta? Taip. Jūs norite šio klausimu ką nors paaiškinti? Ne. Dėl turto. Mes dėl visko sutarėm. Jūs su visko sutinkate, Eugenija Raižienė? Taip. Mes suprantame, Eugenija, kaip tau sunku. Visi vyrai tokie, ne tik tavo draugė. Aš būčiau akis išplikimas. Spjaukai viską. Mes suprantame, Eugenija, kaip tau sunku. Visi vyrai tokie, ne tik tavo draugė. Aš būčiau akis išplikimas. Ko tu žiūri į mane, Eugenija? Ko? Ko tu į mane taip žiūri? Nepažįsta dėdė. Bet tave. Negi Antanas. Kiek metų bus? Nelaukiam, Antanai. Tiesiai sakau, nelaukiam. Sveikas. Sveikas. Tėvas yra? Nėra. Vis tiek užeik. Petrušonį, Viktorai sūnau Antanu, perduok tėvo linkėjimus. Aš nepažįstu tavo tėvų. Mūsų abiejų tėvui.
Negi tau nieko nesako, kad aš su Jelenai. A? Benkartas aš. Benkartas. Nazad! Benkartas! Kai tu išgirdai mano pavardę ir vardą, supratai, kad aš esu tavo brolis, tu ėmei manęs neapkęsti, tiesa? O tu manai, kad aš tave turėjau apkabinti iš meilės? Kodėl? Tik klausiu, už ką tu ėmei manęs neapkęsti? Tu susitikdavai su tėvu? Niekada. Kodėl? Tugi prašai perduoti jam linkėjimus. Neprasimenyk. Tugi pats prašei. Ir tu jam perdavai? Ar ne? Laiške prašysiu. Nereikia. Už ką tave nuteisi? Pasiklausk. Tugi žinai. Иди ты, гражданин начальник. Kiekvienas tavo bandymas suartėti su manim stumia į velnišką pasiutimą. Tu nekenti manęs todėl, kad mudviejų tėvas augino mane vieną. Kad tu buvai tu, o ne koks ten Jonas ar Petras. Ir tu nutarė bėgti. Aš tvert negalėjau, kad tu mane saugai. Viktorai, sūnau Antano. Ar tu pagalvojai? Į ką tu šauni? Aš šoviau pro šalį. Tu nepataikiai. Aš šoviau pro šalį. Tu nepataikiai. Atsitiktinumas. Aš šoviau pro šalį, kad nereikėtų šauti tiesiai. Į brolį. Į kalinį. Tu šovei į mane tuo metu, kai neturėjai jokios teisės šaut. Netgi keletą sekundžių uždelsęs. Persistengiai. Viktorai. Netiesa. Jiegi manęs neteisė, nes negalėjo pripažinti pabėgimų. Ваше мнение, заключенный не пытался бежать? Нет, не пытался. Почему стреляли? Мне показалось, что он не остановился после предупредительного выстрела. Он не перешагнул запрет полосы. Это доказывают следы. Да, но мне показалось. Kai atlikau bausmę, sužinojau, kad tu perkeltas į kitą koloniją. Aš dabar jaučiuosi kalėjime, kai žiūriu į tave, Viktorai. Yra įstatymai, Aleksiu. Teisingumas. Noras būti sąžiningam. Užteks. Panašių kalbų esu girdėjęs. Aleksiu, tu nežadi daugiau užėti? Eik tu. Šešerių metų vaikas, o žinai, ką jisai sakydavo? Aš Benkartas. Tėvas pro langą iššoko, vos ne vėjais nuėjo. Kuo tu būsi, kai užaugsi? Benkartas. Benkartas. Ta pokario sumaištis. Laikus kaltini. Bet vis dėlto... Ko atvažiavai? Pasakyk. Aš norėjau, dėdė. Mano patarimas tau tai koksai.
Važiuok, kol dar nevėlu. Kol Arinukės nėra. Manai, jai labai reikia tave pamatyti? Važiuok, Antanai. Ramiai bus galva. Važiuok. Pareina. Arinukė. Iš fermos grįžta. Sulaukėm, dukra. Matai? Atvažiavau. Gal nešvarysi? Ko atvažiavai? Galvo, ką nori. Bet aš turėjau vieną kartą pasirodyti. O kad tiek laiko nebuvau, tu nemanyk, kad aš negalvoju. Apie mane galvojai. Sūnų prisimindavau. Aleksių. Tai mano sūnus. Abiejų. Mano. Taip, tu išauginai. Žinoma tavo. Bet ir aš negaliu būti jam svetimas. Per vėlai prisiminiai. Taip, tikrai. Reikėjo, seniai reikėjo. Žinau, Elena, kad esu tau skolingas. Ir niekad tos skolos visiškai nepadengsiu. Tačiau, suprask, Elena, bent kiek noriu atsiteisti. Ir aš nutariau, va, štai, paimk. Kas ten? Pinigai. 1000. Paimk. Ne, Antanai. Neįsižeisk. Elena, paimk. Ne, Antanai. Kuo aš galiu tau padėti? Aš nieko iš tavęs nenoriu. Važiuok. Ir savo sūnui patik. Aš nenoriu, kad mums seni daiktai primintų praeitį. Nieko neturi likti iš anų dienų. Jokio menkniekio. Aš norėjau tave atvesti į rūmus, bet dėja tik 2 kambarių butukas. Pradžiai, žinoma. Na? Tu nepasako, karalaitis. Betgi gali būti šis vakaras pasaka. Gali. Ir nuo šiol kiekvieną dieną pasaka. Mūsų pasakai reikia kavos. Gal tau padėti, Leo? Ačiū ne. Netrukus aš čia pati šeimininkausiu. Leo, tu mane pamiršai. Atleisk, Deima. Aš kai ką prisiminiau. Ką tu prisiminiai? Paskui, gerai, paskui.
Paskui. O dabar Betgi tu užmirši, Leo. aš niekada šito neužmiršiu. Už tave, Deiva. Kad tu kartu su manim. Ir už tave, Leo. Už tave, Deiva. Virtuvėje tu buvai kažką prisiminęs ir žadėjai. Šiandien aš visai atsitiktinai susipažinau su draugu Rumša. Su kokiu Rumša? Su draugu Rumša. Kauno telefonų knygoje yra 14 tokių pavardžių. Aš vieną kartą domėjausi. O, tu labai gerai žinai, apie ką aš kalbu. Kadangi tu pasakėjai draugas Rumša. Na, aš jį gerbiu kaip žmogų ir kaip sumanų specialistą. Ir kokį įspūdį tau paliko? Jis man paspaudė ranką. O be to galima sakyti, pakvietė mane į svečius. Galima sakyti, ar pakvietė? Deima, tu baisiai negailestinga. Jau. Man iš tikrųjų buvo malonu su juo susipažinti. Išgerk mus. Viva draugas Rumša! Dabar tu įsitikinęs, kad esi laimės kūdikis. Kai tu šalia. Leo, nepertruk. Manai vesi šitą jauną moterį ir visas pasaulis prieš mane menkas. Kai tu šalia. Leo, aš tavęsgi prašiau, nepertraukinėk manęs. Klausau. Viskas taip, bet tu nepagalvoji, Leo, kad vieną gražią dieną tavo turtingas uošvis taps nuliu. Taip. Kodėl tu pradėjai tas nesąmonės? Aš maniau, kad tu juokauji, bet dabar matau. Pagalvok, Leonai, kol nevėlu. Nėra nė vieno žingsnio be rizikos. Kas tau, Deima, kodėl tu taip? Nieko. Visai nieko. Tu be reikalo taip kalbėjai. Žinoma, Leo. Aš norėjau tik tai paburti, bet man prastai sekasi. Įpilk. Dar. 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 Dabar viskas priklauso tik nuo tavęs. Taip. Nuo manęs. Tai sakyk. Ką sakyk? Tu pasiliksi pas mane. Niekada tu neužsiminė apie Renatą. Na taip, taip. Renata, tu ją pasiimsi. Ir ją. Bet gal geriau pradžiai galėtų pabūt pas tavo motiną. Kodėl tu nieko nesakai? Leo. Man atrodo, kažkas ne taip. Kas ne taip? Nežinau. Tik aš jaučiu, Leo. Ir bijau. Ką tu jauti? Ko tu bijai? Nežinau. Bet juk tu myli mane. Sakyk, myli? Myliu. Toliau tai bus. Kol tu visko neužbaigsi. Tau reikia įsiskirti su Viktoru. Tuoj pat nieko nelaukiant. Suprantu, kad tokiu atveju atsiranda keistas gailesčio jausmas. Gaila paliekama žmogaus. Leonai, tu apie savo žmoną niekada negalvoji. Aš galvoju apie būsimą. Bet aš tavęs klausiu, ar tu kartais prisimeni Eugeniją? Tarp manęs ir Eugenijos viskas baigta. Jau tu šitiek metų išgyvenote drauge. Man atrodo, tu turėtum žinot, kad žmonės gyvena drauge ir gali būti toli vienas nuo kito.
Neprisidink skambiais žodžiais. Vis dėlto tu visiškai ramus, kad ją palikai. Absoliučiai. O jį Eugenija? Eugenija man nerūpi. Ir iš visko dėl to klausinėjai tokių dalykų. Aš myliu tave. Tave ir tik tave. Leo, Ir trokštu, kad kuo greičiau mūdu gyventume drauge. tu nieko nežinai apie Eugeniją. Ir vėl. Aš nieko nenoriu apie ją žinoti. Tegul gyvena ir laiminga būna. Mūdu gražiai įsiskyrėme ir aš jai linkiu. Ir iš viskam tos kalbos. Aš norėjau tau pasakyti, kai tik tai susitikome. Bet nežinau kodėl. Ją išvežė šiandien į psichiatrinę. Aš pati mačiau, kai ją dvi moteris atvedė į mūsų polikliniką. Paskui ją išvežė. Kalbėjau su gydytoju, sunkus susirgimas. Tada aš ir pagalvojau. Ką tu pagalvojai? Kodėl šitai būna? Na kodėl? Ar maža ligonių? Eugenija visada buvo. Kokia jinai buvo? Kodėl neatsakai? Visada buvo tyli, užsidariusi ir aplamai. Na kam tos kalbos? Ar galime mes ką nors pakeisti? Tu man reikalinga. Tu galėtum pasmaukti moterį. Deima, tu šiandien taip juokauji. Ne, tu galėtum pasmaukti. Na kam šitas juodas jumoras? Galėtum. Kokia tu žavinga. Ką tu sugalvojai, Deima? Nieko. Neklausinėk, taip reikia. Aš einu namo. Dabar namo? Kodėl namo? Deima, aš klausiu tavęs, kodėl tu išėjai? Taip reikia. Geriau neklausinėk. Nes dabar aš iš tikrųjų žinau, ką darau. Aš palydėsiu tave. Ne. Tai Aš viena. gal taksi? Ne. Motina sakė, kad Aleksius buvo atėjęs. Buvo. Aš jai minėjau. Reikalą kokį turėjo. Ne. Šiaip tik. Nes nesiteiravo. Ne. Ir nieko neminėjo. Ne. Kai mudu buvom susitikę, jis man pasakė, kad aš jam skolingas. Juk aš nemokėjau alimentų visus 18 metų. Jis neužsiminė apie tą skolą. Ne. Žadėjo užeiti. Aš kviečiau. Kvietei? Taip. Kai tu jį pamatysi, pasakyk, kad aš noriu jam padėti. Ko tu jam padėsi, tėve? Aš buvau nuvežęs pinigų jo motinai, bet ji, galima sakyti, išvarė mane su tais pinigais. Didžiuotis reikia tą moterim. Ką sakai? Didžiuotis reikia tą moterim.
Renata nori tėtukui labą vakarą pasakyti. O tu. Tu man nieko nenori pasakyti. Mes iš tiesų turime daug ko neišsakyta. Mes, kodėl mes, ką aš tau galiu pasakyti? Nežinau. Gal tik aš. Gal. Žinoma, tu nerandi žodžių, tau sunku nusileisti iki eilinio. Viktorai. Būdamas ten, aš kiekvieną abejonę vijau šalino, tu matyti tik ir galvojai, jau tikėdama už manęs galvojai. Viktorai. Tu manim netiki, kad tada aš. Deimante. Aš be reikalo. Aš visai to nenorėjau. Tyli. Deimante. Netylėk. Mums geriau patylėti, Viktorai. Renata šalia manęs. Pakalbėkite. Sakyk, klausau. Klausau. Čia tu, Renatėlė. Aš noriu su tėtuku pakalbėti. Tai jau. Tėti. Renata. Girdi, Renata, aš tau pasakysiu savo paslaptį. Ir ne tavo tėvelis dar nežino, ne močiutė. Aš tau pirmai pasakysiu. Mane šiandien paskyrė brigadininku. O kas tai yra? Brigadininkas, vyresnis, viską tvarko. Žinau, tai labai mūsų auklėtoja. Panašiai. Bet aš bijau. Ir auklėtoja bijo, kad mus išveda pasivaikščioti, kad mes nepasiliktumėm. Gerai ir nepasiliekam. Ir klausom auklėtojas ir savęs klausys. Žinai, kur mes dabar esam? Čia geležinkelio stotis. Aš noriu traukinių. Kad ten dūmai smirda. Aš noriu traukinių. Žmonės grūdasi. Aš noriu Gal važiuojam atgal? Aš noriu traukinių. Nu gerai. Važiuojam. Aleksiau. Išvažiuoji, Aleksiau. Norėjau tave sutikti. Gerai, kad dabar pamačiau. Visai netikėtai. Kur išvažiuoji, Aleksiau? Nuo kada tau parūpo, kur aš išvažiuoju? Nuo kada? Mes tada kalbėjom. Tu užsiminėjai. Aš suprantu, Aleksiau. Aš noriu tau padėti. Dabar galiu. Aš turiu su savim. Aš vis maniau. Sutiksiu tave kada. Tavo motinai siūliau, ji neėmė. Va čia visas 1000. Imk. Imk. Paimk.
Kas jis? Tėtukai, tu visai su manim nekalbi. Tėtukai, kas jis? Deimant. Tu tyli. Kodėl tu tyli? Aš netyliu. Aš tau skambinu. Deima, tu verki.